Tai labas rytas visiems dar kartą. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi Jūs matydama sekmadienio rytą. Ir žinote, atsisėdau, ir kadangi paskelbiau, kad pasidalinsiu, kas vyksta, kokią turėjom patirtį Indijoje. Ir atsisėdau ir tokia viena mintis atėjo, kad apie ką pasidalinti, nes jau atrodo praėjo nemažai laiko ir daug įvykių įvyko per tą laiką, kai jau grįžome. Ir žinote, ir labai gražiai mano sąmonė mane vėl įstatė į stabilumą ir sako, leisk viskam tekėti. Ir pajutau, kaip jinai pradėjo tekėti ir supratau, kad pakvietė žmonės tuos, kurie turi būti paliesti tos energijos. Ir jeigu pradedant nuo prieš istoriją, tikrai, manau, nemažai, žinote, esu dalinusis, kad prieš 1,5 metų, gal jau dabar daugiau negu 1,5 metų, vasario mėnesį aš buvau Sedonoje prie Budos stupos. Tenai vienas iš pagrindinių energetinių centrų yra mūsų žemės, mūsų reiškiasi visos motinos žemės. Ir tenais, eidama aplink tą stupą, aiškiai mane Buda pakvietė į Indiją. Ir aš ilgai nesupratau, praėjo dar kokie 4, gal 5 mėnesiai. Galvoju, kodėl Buda kviečia į Indiją, prie ko tai iš viso Indija ir Buda. Ir žinote, būdama po to vėl gan stipriose energetinėse mūsų žemės vietose, Graikijoje, vėl gavau pakvietimą. Bet tuo metu kaip tik skaičiau knygą būtent apie Budos nešamą žinią. Ir vėl pakvietė. Ir tuo metu, būdama Graikijoje, jau tada supratau, kad viskas jau nebetidėliosiu, o tiesiog darau žingsnius ir keliauti reikia į Indiją. Ir tada buvo birželio, man rodos, mėnuo ir aš lapkričio mėnesį pirmą kartą nuvykau į Indiją. Aišku, pirmas kartas buvo visai kitoks, buvo labai toksai išbandymų, nes mes dvi moteris keliavom, su brolio žmona keliavau. Ir aš ją mačiau viena spalva, mačiau, aišku, labai daug ryšio, labai daug gilumos, o dabar šitoje kelionėje jinai atsivėrė vėl kitokiomis spalvomis. Žinote, mes suprantame, ar ne, kad mūsų sąmonės jos gali būti bet kur. Viename momente mes būdami čia, mes galime būti daugiamatiškai ne vienoje vietoje. Bet kas atsitinka, ar ne, kaip sako, mums galbūt nebereikia niekur keliauti, niekur važiuoti, bet žinokite, man praktika rodo, kad reikia keliauti, reikia važiuoti, nes per tas keliones mums atsiveria tokie giluminiai sluoksniai, ko mes iš tikrųjų patys namie medituodami, mes galime įeiti tam tikrus sluoksnius, bet įvyksta tokie, žinot, kaip aš sakau, kamščių prasprogimai vyksta. Aišku, suvokimai, kaip mes evoliucionuojam ir kas iš tikrųjų mes tokie esame. Ir žinote, aš tiesiog dar tokią vieną prieš istoriją, kai pavyzdžiui, aš nuvažiavau į Egiptą ir man aišku suvokimas įvyko, kad mes galim būti daugiamatiški ir patyriau būtent Egipte daugiamatiškumą, savo sąmonių įsiskaidimą. Tai va šitoje kelionėje iš tikrųjų pamačiau, kaip mūsų sąmonės iš tikrųjų ruošia mus kaip žmonės iki tam tikro momento, kada gali jau, reiškiasi, kaip aš sakau, pramuštą kamštį, kad žmogui atsivertų kiti sluoksniai ir kad pamatytų. Bet aišku, tam yra ruošiama, gali būti ruošiama netgi ne vieną šimtmetį, gali būti ruošiama galbūt tik šitame gyvenime. Ir šiuo atveju, pavyzdžiui, aš grįžusi po Indijos, man susidėliojo labai daug dalykų. Pačioje Indijoje vyko daug procesų, kadangi mūsų buvo grupė gan nemaža, 13 žmonių, vyko visokiausi vairiausi procesai, kėlė, ar ne, tam tikrus sluoksnius, tam tikrus šešėlius kėlė, ar ne, aišku, atsivėrė begalę gražių momentų su šviesa. Tai kaip ir sakau, visos energijos jos reikalingos. Vienos ar ne šešėliai mums parodo, kad mes turime tiek daug duotybių ir per tuos šešėlius mes paaugame, ar ne? Ir kai mes priimam tas duotybės, mums atsiveria tokie sluoksniai šviesos, tik tais mums reikia kaip žmogui susivokti, kaip su tais sluoksniais mums veikti kasdienybėje, kaip mums juos integruoti, nes kas yra, ar ne, mūsų psichika
jautriausiai reaguoja į viską. Psichika jautriausiai reaguoja todėl, kad gali būt, atrodo, o Dieve, ar čia viskas gerai su manim, ar gal kažkas negerai su manim. Aš tiesiog dalinuosi, kad iš tikrųjų atsivėrė daug nuostabių dalykų, gebėjimų mūsų dalyviams ir daug pamatymų. Aš pati labai daug įėjau į savo gylį, pamačiau Mhm. šešėlius, kuriuos iš tikrųjų transformavau, bet tik tų šešėlių dėka galėjau susivokti iš tikrųjų ir pamatyti visai kitas dalis savo. Tai nereikia bijoti mums savo šešėlių, nereikia bijoti mums savo tų dalių, kurios mums rodo, kad mes galime pamatyti dar plačiau, dar giliau ir suvokti savo sąmonę. Ir žinote, ir grįžus tik suvokiau tai, kad tą erdvę Indijoje ruošiau jau nuo praeitų metų lapkričio mėnesį, bet suvokiau tik tai grįžusi. Labai įdomus dalykai visokiausiai vyko. Aišku, kas stebėjote, kas žiūrėjote mūsų kelionę, kas buvote virtualioj, kas kažkiek tai matėte galbūt per Facebooką, ką dalinausi, kas kiti dalinosi. Žinote, įvyko sąmonių jungtis, tai įvyko mano ir mano vyro sąmonių jungtis, kurios ruošiasi iš tikrųjų ne vienus metus, nes kažkada gal ir dalinausi, kad šitas gyvenimas su mano vyru yra trečioji reinkarnacija, bent kiek aš atsimenu, aš sąmoningai jų nejau nesigilinau, tiesiog man padavė kaip žinojimą. Ir būtent Indijoje įvyko tam tikras dalykas, kad mes kaip sąmonės, mes suveikėme vienas kitam ir susirezonavo mūsų yin ir yang energija ir įvyko vienas branduolys, kurį patyrėme kaip šaltinio momentą. Ir tai vienas iš įvykių ir buvo, kad mano vyrui atsidarė visiškai pilnai kanalas, kurio pasekoje jam dabar vyksta procesai labai gilus, kiekvieną dieną medituojant. Labai greitai atsivėrė, tai jam labai reikia daug susidėlioti visko, kas vyksta ir ką su tuo daryti, nes srautai labai didžiuliai. Ir tikrai ne vienai moteriai įvyko taip pat didžiulis šviesos kodų priėmimas, atsiverimai, daug visokiausių niuansų, tiesiog nenoriu plėstis į tai, kas vyko kažkam asmeniškai, jeigu kažkas norės, galės po postų šituo pasidalinti, o aš galiu tik tai dalintis tai, kas vyko manyje, vyko su mano vyru. Ir žinote, ir tu supranti, kad ta sąmonių jungtis buvo ruošiama jau ne vieną laiką ir dabar medituojant labai aiškiai suvokiau ir mes, kai kartu abu meditavom, jaučiu, kad poros, kurios yra ne tik kaip santuokoj žemiškam gyvenime, aha, kažkur labai atgarsiai girdžiu, tai aš jungsiu mikrofonus, bet ir reiškia kaip sąmonės, jos turi tam tikrus atlikti procesus žemės erdvėje. Tai žinokit, laukia, iš tikrųjų nedaug, matau 4-5 poras, netgi žinau, kokios poros. Ir jeigu esate čia kažkas, tai kas pajausite, tai žinokite, kad kvietimas jum bus kažkuris ilgasis savaitgalis Danijoje, kur būtent aktyvuosime yin ir yang energijas kaip vieną branduolį ir kad patir tą šaltinio būseną ir per tą šaltinio būseną susivokti visus savo sluoksnius. Tiesiog pasakau, kad žinotumėte, jeigu kažkam pasijaus, nes aš jau mačiau ir tą viziją, kas turi būti, kiek žmonių turi būti. Ir čia iš viso eina net mano žemiškoji dalis ir protas net nesuvokia apie ką tai, bet žinau, kad tai yra paduota iš aukščiau, kad tai yra paduota mūsų apjungtos sąmonės, reiškia brandolio šitas visas impulsas, o kaip bus toliau, tiesiog mes esame tame tekėjime, neanalizuodami, neanalizuojame, kaip galėtų būti pagal žemišką lygmenį, nes pagal žemišką lygmenį, žinokit, netitinka niekas. Niekas, nes esame tokioje būsenoje, kuri ištisai teka ir veda. Atsiskirimas visiškai pilnai nuo emocinio, mentalinio ir fizinio kūno. Tai nėra pabėgimas nuo šitų kūnų. Tai tiesiog yra pajautimas jų visai kitaip. Pojūtis, jisai išlieka, bet jausmas ir emocija yra kitokia.
nebėra lipšnumo tame, nes nebėra reikšmingumo tame. Kodėl nebėra reikšmingumo? Todėl, kad sąmonė jinai geba matyti ir įsilieti į materiją visai per kitą diapazoną. Suprantate, niekada negalvojau, kad galiu skausmo nejausti. Nusideginau stipriai ranką ir visiškai jokio skausmo. Nėra jokių minčių, sako, ar ne, blogai be minčių. Nėra blogai būti be minčių. Reikia leisti, kad mūsų sąmonė, aukščiausia dalis, kurią mes jaučiame, jinai tiesiog integruotųsi savo momente ir mūsų kasdienybėje. Ir taip tada mus atveda į tą visiškai pilną šaltinio esmę, į tą tyrumo, nieko neprojektuojant, ar ne? Nes dažnai, ar ne, mūsų protas, jisai turi analizių, nori jisai išanalizuoti, daug galvoti, ar ne, mintyje protas. Nesakau, kad tai yra blogai, viskas yra gerai, kai, reiškia, vyksta tas mintyjimas, bet kai tu nori įeiti į tą būseną, ne kurią mes vaikomės, ne kurią mes gaudome, bet tą tikrąją būseną, apie ką mes esame, tada tu matai visiškai kitaip, tau suvokimai ateina visiškai kitaip. Tu gali suvokti savąją realybę, ar ne, kaip tą žaidimų dėžę, kodėl aš atėjau, ar ne, žaisti tam tikrų dalykų žemėje, ar ne, nes tuo pačiu aš veikiu ir ne tik žemėje. Mes veikiame, patikėkite jūs savimi, kad mes iš tikrųjų veikiam taip stipriai daugiamatiškai. Tiek daug atliekame daug funkcijų, ne tik dėl mūsų žemės, bet ir dėl visos visatos ir visatų. Ir per šią savaitę, vat, kaip mes grįžome, iš tikrųjų patyriau labai daug dalykų, mes patyrėme su vyru, kaip energija išsukta, sudėta informacija į tam tikrus, reiškia, tokias kapsulės ir nuleista į Akašos kroniką, kad galėtų kitos sąmonės paimtą informaciją. Žinote, man kažkaip tai jau atrodo yra tai natūrali būsena, jau ne vienerius metus tai einu. Mano vyrui vyksta toksai procesas, jisai sako, man keista būti be minčių, nieko negalvoti, nieko neorganizuoti. Ir tu suprantat, ir aišku, psichikai biškelį kyla tam tikrų dalykų, bet čia tik laiko klausimas, kol viskas susilygiuos. Nes visiškai yra normalu, mūsų psichika yra iš 7 sluoksnių. Ir kad jinai reaguoja, tai yra viskas gerai. Tai mes juokavom, žinote, vieną vakarą medituojam ir nusileido pas mus svetainėje 5 šviesos stulpai ir suėjo šviesos būtybės. Jisai juokėsi, sako, prisikvietėm svečių į namus, sako, svarbu neišprotėti su tais svečiais. Tai tai čia toksai ir humoras, žinote, ir iš tikrųjų psichikai yra ką veikti, kai tokie dalykai vyksta. Tai žinokite, kad tai yra visiškai normalu ir tai nėra, kad mums kažkas tai yra negerai. Tiesiog mes atsiveriam plačiau, atsiveriam gilesniam sluoksniui, gilesniam suvokimui ir keliaujame, aišku, toliau su kūrėju, su tyra šaltinio energija į savo evoliuciją. Ir dabar dar ką norėjau pasakyti, žinote, ir kai nuvykome, aišku, pirmą dieną mes nuvykome į Delį. Ir pirmą dieną nuvyko, mes turėjom tam tikrų nemažai kelionių, sekančią dieną, reiškiasi, ryte meditavom, buvo su mum vienuolis. Ir meditacijos metu aš gavau tam tikrus vėl nurodymus ir Budos, kad čia kelionė tik prasideda. Tu net nesupranti, link ko yra vedama ir kokie procesai ir kokie darbai eis pasekoje. Aišku, tuo metu aš galvoju, oh my god, tik atvažiavom ir vėl man sako tokius dalykus, bet man asmeniškai jau čia sakė ir sako, sekanti tavo kelionė turi būti Tailandė. Ir aš galvoju, aš nesureikšminsiu čia, žinokit. Ir galvoju, leisiu viskam susigulėti. Ir žinokit, aš kai grįžau, pirmoji eilė, kas prasidėjo, tai kaip, jeigu žinote, kad parašiau knygą Saulės metų dienoraštį, tai jinai gimė iš kvantinės sąmonės, o grįžau iš Indijos, pradėjau rašyti kitą knygą, kurią veda mano kosminė sąmonė. Ta knyga, jinai bus romano formos,
bet tai apie mūsų stichijas ir apie mūsų sąmonių lygmenis. Nežinau, kada ta knyga pamatys, reiškiasi, žmonių auditorija, bet rašosi labai sparčiai, labai viskas yra paduodama, nereikia nieko galvoti, tiesiog rašai ir viskas nugula. Ir žinote, ir tai ta mintis, ar ne, kuri buvo paduota būtent Delyje, kad sekanti kelionė bus Tailandė, ir aš ją ir palikau, nes visą tą savaitę aš tą knygą rašiau, meditavom ir taip toliau. Bet vakar ryte atsikėlus, žinokite, mane pasodino prie kompiuterio ir pradėjo man viską dėlioti. Ir aš sėdžiu ir aš galvoju, nu kaip čia taip įmanoma, kaip taip gali greitai viskas susidėlioti, nu čia neįmanoma tiesiog. Jinai neužbaigtinė, ta kelionė dar yra, dar iki galo jinai neužbaigta, bet jau žinau datas, kad tai bus vasario 20 kovo 6 dienomis. Kas jaučiate, parašyti galit, keliaujam į Tailandą, 2 naktis Bankoke, visos kitos naktis bus Krabi regione. Tai dar kol kas yra nepaskelbta, nes nėra iki galo dar užbaigtumo, bet jau yra įpusėta. Tai va. Tai kam pasijaus, kas norėsite, tiesiog rašykite ir pasikalbėsime prieš tai ir nuspręsime, ar mes galime keliauti kartu. Iš tikrųjų, vyksta tam tikros, žinot, pamokos, nes kadangi visą laiką visos kelionės vyko Europoje, jos iš tikrųjų labai lengvos Europoje kelionės, jos paprastos, lengvos, gera, o Indijoje buvo tam tikrų niuansų, nes, kaip aš sakau, Indijos žemė jinai pati kėlė tam tikrus dalykus, ar ne, tai aišku, mes kaip vedliai išmokome tam tikras pamokas, kas galbūt turėtų būti kitaip, nes vis dėlto Europoje yra kitaip keliauti, negu keliauti į kitas šalis. Tai turbūt apie keliones tiek, o dar ką norėjau pasakyti apie būtent, ką mes nešėme į Indiją, ką mes darėme, ar ne, mes keliavome ne tik kaip žmonės dėl savo evoliucijos, bet mes keliavome kaip sąmonės pramušti tam tikrą Indijos žemės sluoksnį. Ir žinote, keliavome su intencija, visur skleidėme savo kristalinės dalelytės. Kodėl mes tai darėme? Todėl, kad Indijos žemė, Indijos žmonių yra pati didžiausia populiacija žemėje. Ir suprantate, pati didžiausia populiacija, bet jie yra užstrigę tam tikram laikmetį ir jie vis dar, jie labai daug tiki, labai daug meldžiasi, bet jie laukia, kad ateitų iš tikrųjų, ar ne, kažkuris dievas, į kurį jie tiki, nes jų yra labai daug, ir kad jiems nuleistų. Nepadaro jie tam tikrų veiksmų. Ir toks yra pojūtis, jau man pirmą kartą buvo toks pojūtis, kad jie tam laikmetį ir užstrigo. Ir dabar, kadangi mes buvom grupė, mes tiesiog darėme darbą, skleidėme kristalinės dalelytės, ir pramušome iš tikrųjų žemės sluoksnį. Pramušome. Bet iš pradžių pirmas dienas, žinokit, buvo labai sunku. Labai sunku. Buvo toks netgi pojūtis, kad mes kaip įsibrovėliai į jų žemę. Bet prasimušo net fiziškai. Net fiziškai, žinokit, parodė. Užsisakiau saloto, o man atneša kažkokį tai, tokį kaip iš molio būtų, kaip mes kugelį kepam tokiuose, ar ne, iš molio. Ir ten buvo iš miltų apgaubta, tokia pluta uždėta ir jinai buvo pramušta. Tai mes gražiai visą komandą susėdom ir suvalgėm, paragavom po šaukštą kaip simbolį, kad pramušome Indijos sluoksnį, tą užkietėjusi, kad įsileistų būtent tas kristalinės dalelytės ir pradėtų evoliucionuoti. Nes kai tokia didžiulė žmonijos populiacija pradės evoliucionuoti, tai aišku, kils ir visur vibracijos, kils ir žemės, ir visatinės vibracijas, o ypatingai tai kolektyvinės sąmonės. Toliau dar koks įdomus momentas, žinot, buvome, žinote, Agroje, Taj Mahal, turbūt žinote, vienas iš pasaulio stebuklų, tenais yra sodai ir visa erdvė, viskas iš geometrinių figūrų sudėliota, labai tikslingai pagal Saulę, pagal Mėnulį, viskas milimetriškai.
Ir buvo taip, kad iš tikrųjų gavom informaciją, kad šitas karalius, kuris buvo tenai, ten buvo įsikūnijęs Maitrėja. Ir Maitrėja todėl išnešė visą tą geometriją, išnešė tą, reiškiasi, vienas iš pasaulio stebuklų įvyko būtent per Maitrėjos sąmonę. Ir kai pradėjo, tai šiaip Maitrėja aš labai mažai kada jaučiu, bet vat Indijoje jisai labai buvo pasireiškęs. Ir žinote, ir mes pradėjome medituoti tenais. Tai kas įvyko, tai mumis aišku išprašė ir mums paaiškino, kodėl. Nes jie kaip, reiškia, kaip valstybė yra paėmę iš karališkos šeimos Tadž Mahal ir bijo, kad kažkas kitas netimtų iš jų. Tai va, buvo tokia įdomi patirtis, gidas sako, gali būti, kad aš ir net licenciją prarasiu, jeigu jūs dar čia kažką darysit daugiau. Tai vat įdomios tokios patirtis, kad nuvažiavom pažiūrėti pasaulio stebuklo, tiesiog ėjo informacija. Tai kaip mes, ar ne, žiūrėkit, nuo mūsų daug kas nepriklauso, bet nuo mūsų sąmonių priklauso. Jeigu mes gebame savo sąmonę leisti natūraliai reikšti savo realybėje, tai mūsų sąmonė ir reiškės. Tada mūsų sąmonė, ar ne, duoda informaciją, susijungia su Maitrėjo sąmonė, reikia susijungia su Budos sąmonė, reikia susijungia su Jėzaus sąmonė. Nesvarbu su kuria, svarbu leisti savo sąmonį įsilieti į mūsų realybę. Nenuneigti savo dieviškų dalių, nenuneigti savo šešėlinių dalių, nenuneigti tai, kas mes esame. O mes iš tikrųjų esame ir platus, ir gilus, ir viskas mumyse yra. Ir kai leidi tam viskam naviguoti, tada procesai vyksta ne tik tais mūsų pačių struktūroje, procesai vyksta visatiniai. Jie vyksta, aišku, aplink mus, tada vyksta mūsų žemėje, o kuo mes labiau galime išskleisti tas bangas. Tai pavyzdžiui, ar ne, kaip mano vyras, jisai bangas mato elektromagnetinės ir jisai jaučia, taip srovės pareina. Tai va tas bangas mes galim nunešti labai labai toli ir labai labai plačiai. Apsijungdami, aišku, su kitom šviesos būtybėm į bendrą kūrybą veikti kartu. Tai va. Tai va, mielieji. Ar turite kokių klausimų, ką aš pasakojau, gal kažkas įdomu jums, paklauskite. Įsijunkit garsiakalbius ir paklauskite. O žinokite, kol aš kalbu, iš tikrųjų srautas teka, jisai labai gražiai, labai lengvai. Ir labai buvo, žinot, smagu, kad kelionėje dalyvavo daug sąmonių ir kitų. Nebūtinai mes, kurios buvom fiziškai, tikrai daug sąmonių buvo kartu ir ypatingai buvo, kad Asta, man rodos, yra pasijungusi. Asta irgi ten mums žinutę siuntė, kad aš esu kartu, kad ten, neatsimenu, dar kažkokius Asta žodžius siuntė, ten merginos iššifravo tuos žodžius, kad žodžiu Astos sąmonė ir ne tik Astos, labai, Asta leido tiesiog žemiškai būčiai parašyti, kad dalyvavo kartu. O dalyvavo ir kitos sąmonės, tik jos tiesiog neparašė asmeniškai. Asta, man rodos, yra. Gerai. Ar turit kokio? Labas rytas, Ženara. Roma, dėkoju už misiją Indiją. Ar kažkas turit kokių klausimukų? Aš matau, Elytė liktai kalba, bet nėra garso, Elytė. Aš tuo. Nesigirdi, Elytė. Tai gal kažkas kokių klausimų turit ne tik iš Indijos, gal kažkokių klausimų turit šiaip apie sąmonę, apie tai, ką mes darėme, apie galbūt apie kitą kelionę į Tailandą. Tiesiog užduoti galite. Labai gaila, kad aš netaip pajungiu. Viskas jau, Elytė, mes girdim jūs. Jūs girdite, labas rytas. Mane visą laiką labai domina, kadangi labai daug kalbate apie Indiją, aš labai ją myliu. Ir nuo pat jaunystės laikų mane tokios egzotinės šalį, kai Gruzija, kaip visos, ypatingai Indija, kai aš pirmą kartą sutikau mokytoją Šri Šankarą,
Man teko būti kurse Vokietijoje, Lenkijoje ir aš Vilniuje pirmą kartą, kai pamačiau, tai man ėjo upeliai, tokie liejusi upeliai ašarų, aš mačiau Kristų jame. Jo darbai, jo misijos, jo meilė, jo viskas. Ir aš jį labai jį branginu. Jūs negalėtumėte atsakyti, ką reiškia Šriši Šankaras Indijoje. O ką reiškia tai jums dabar, pasakykite? Jisai užima labai didelį vietą pasaulyje. Mhm. O be to, be užimtumo vietos, be statuso, jis atlieka tiesiog savo misiją. Ta, dėl Taip, kurios atėjo ir dėl kurios mes visi esame atėję, ar ne? Tik tai vienos sąmonės jos yra brandesnės, kitos sąmonės yra jaunos, kurios patiria visai kitus dalykus. Ir visi momentai yra geri, nes kiekviena sąmonė jinai ateina patirti, kaip ir siela, skirtingus dažnius. Aš matau jį šviečiantį dabar. Matau aplink jį labai daug kristalinių dalių šviečiančių, kurios yra skleidžiamos tiesiog į pasaulį. Tai yra sąmonė šviesa. Jeigu kalbant be visų titulų. jis labai daug padeda žmonėm, labai tiesiog eina srovės iš mane irgi ta meilė. Jį aš labai jaučiu, labai jaučiu visada. Ačiū labai jum. Ačiū, Elyte. Kas dar turite kokių klausimų? Nu, užduokite, jeigu turite dar kokių klausimų. Niekas neturit jokių, ar ne? Gerai, tada, mėlyjeji. Jeigu neturite jokių klausimų, tada keliaujam į meditaciją. O jeigu kažkokių klausimų dar turėsit, galite parašyti į čatą. Jeigu ateis. Nu va, galite pakvėpuoti giliau, susijungti su savimi, su savo dalimis. Ir turėkite vidinį impulsą savyje, kad šiandieną aš atveriu savo širdyje sluoksnius, sąmonės sluoksnius, kuriuos noriu patirti savo realybėje. Ir pajauskite, kaip su įkvėpimu jūs išsukate savo širdyje gyvybinę energiją. Ir iš jūsų širdies tiesiog išsiskleidžia gražus žiedas. O ant to žiedo daug gražių lapelių. Kiekvienas lapelis spindi savaip. Ir tie lapeliai, jie žėri kristaliniam dalelytėm, bet kiekviena kristalinė dalelytė turi savąjį atspalvį. Apkabinkit kiekvieną savo atspalvį. Ir centre žiede tiesiog pajauskite, kaip pasispaudžia energetiškai jūsų kitas sluoksnis.
Ir kai tai įvyksta, jūs pamatote, kaip iš gėlės teka vibracija bangų į visą tavo struktūrą. Tai ateina ne iš viršaus, ne iš subtilaus pasaulio, o ateina iš tavo širdies ir teka į tavo struktūrą. Tu įgalini savo širdies centrą veikti savo struktūroje, kas įvyksta toliau, išskleisdamas savo dalis į visą struktūrą, iš kosminės erdvės, iš tavo subtilaus aš, iš tavo aukščiausios dalies, pradeda leistis kosminė energija į tave. Teka iš tavęs ir į tave. Tos dvi energijos apsijungia ir tu pradedi jausti begalinį išsiplėtimą ir gylį savo būtyje, savo esmėje. Nei vieno momento ryšio, kurį turi su savo visom sąmonėm dalim, nėra netikslinio. Kiekviena sąmonės dalis, norėdama pasireikšti materiniai formui, ji susijungia su tavo psichika ir su tavo žemiškosiom dalim, kad tu kaip žmogus susivoktum, kaip turi tai išnešti ir patirti savo realybėje. Gavęs impulsus iš savo aukščiausių taškų, tu priimi tą visą energetiką per visus savo sluoksnius, ypatingai per psichinius, nuleidi į savo realybės lauką. Energija teka, paduota nauja realybės lauke. Ji įtekėjus užpildo tavo realybę. Tai reiškia, tik tai energetika užpildo. Ir kai jinai susigulia, tada tu pradedi veikti su ta energetika. Baigęs momentas, kai gaunam tik impulsus ir puolam veikti. Ne. Gaunam energetiką, jinai išsilieja realybės lauke. Mes su ja susivokiam, susigyvenam. Ir tada iš tos energetinės vibracijos šito dažnio veikiam realybėje natūraliai be spaudimo, kai niekas neįtakoja. Ir dabar galite jausti, kaip yra paduodama į jūsų visą struktūrą, yra paduodama energija ir ją paduoda Gautama Buda. Kai užsipildo jūsų struktūroje matau pailgą, per visą struktūrą eina pailgas krištolas. Jisai tiesiog išsigrynino
nes jisai visą laiką struktūroje buvo kaip šerdis. Ir kas dabar vyksta, kiekvieno struktūroje vyksta procesas, daug geometrinių figūrų matau aplink jūsų šerdį ir jūsų, kaip matau kanalą ar ne kanalą, matau šiandieną aš jūsų ovalus kanalas. Visą laiką matydavau tokią kaip kvadrato formos ilgą, dabar matau ovalų jūsų kanalą, jūsų kanale yra krištolinė pailga šerdis ir aplink teka begalė skirtingų geometrinių figūrų, jos juda, jos yra visos gyvos. Jos yra gyvos ir jos įėjusios į struktūrą, ką pirmoji eilėje daro, matau kaip tokios kaip gyjytės įeidinėja į smegenis ir smegenis priiminėja būtent tų geometrinių formų dažnius. Ir tada galite pradėti jausti, kaip jūsų, reiškia, galvose vyksta tam tikri procesai. Kodėl smegenis? Todėl, kad visą laiką smegenis jos apdoroja, o paskui perleidžia vėl sąmonėm kitam veikimui. Aišku, iki smegenų apdorojimo turi nueiti per tam tikrus sąmonių sluoksnius. Taip. Ir dabar labai toksai yra stiprus pojūtis, kad tai yra suaktyvinama labai iš tų, reiškia, geometrinių figūrų. Tai yra nauji dažniai, kuriuos dabar pasiuntė Gautama Buda. Gautama Buda jisai atvėrė, iš tikrųjų Indijoje jisai atvėrė naujų elementų dažnį. Mes elementų žinome, ar ne, vanduo, oras, ugnis, žemė. Ir dar 2 nauji elementai, kuriuos aš nepasidalinau su jumis, tai yra Saulė ir Mėnulio elementai, naujieji elementai. Ir va šituos, apie juos būtent truputį rašau savo knygoje naujoj. Ir Saulės ir Mėnulio elementai nebėra atskirti nuo mūsų įprastų elementų, nors mūsų įprasti elementai jau jie pakito. Ir Gautama Buda jisai atvėrė būtent tą naują veikimą. Kai nauji elementai, reiškia, jie kaip pakito elementai, informacija pradėjo eiti kita, nes žmonės tiesiog anksčiau nebuvo pasiruošę priimti tos tam tikros informacijos, kurią pateikė dabar būtent Gautama Buda, Gautamos Budos sąmonė. Ir dabar galite jausti tikrai labai tokias stiprias sroves savyje, savo galvose ir pajausite pokytį, nes pajausite, ką pirmoje eilėje pajausite, tai pajausite pirmoje eilėje, kad yra pakitę elementai, pajausite vandenį kitaip, pajausite ugnį, žemę, orą kitaip ir pajausite Saulės ir Mėnulio sąmonių elementų aktyvaciją savyje. Ir tai atvers vėl kitus sluoksnius, nes tai yra vieni iš galingiausių elementų dabarties evoliucijai, tai yra Saulės ir Mėnulio elementai. Nežinau dar, ar kažkur dar yra apie tai, bet būtent tai atėjo per Indiją. Mėnulis buvo susaktyvavęs jau prieš Indiją pas mane, bet Saulė įvyko Indijoje. Ir vyksta labai gražus procesas iš tikrųjų. Nuo šios dienos, žinokite, ateis jums kitokie suvokimai, pajausite tai. Svarbiausia, priimkite viską labai su darna ir po šitų procesų tiesiog nebus jūsų struktūra nepaliesta. Ne tik jūsų struktūra, bet ir jūsų gyvenimai. Nieko nesureikšminkite svarbiausiai,
o suvokite taip, kaip vieną savo evoliucinį tarpsnį, kuris gali būti, kaip mes įprastai mėgstame sakyti, kaip kvantinis šuolis. Bus patirtas tiesiog kvantinis šuolis. Jo, gerai. Nu ir va. Ir kai užsipildė pilnai, visiškai įsiaktyvino į smegenis, dabar virš jūsų galvų matau tokias kaip sukančias aureolės, galime sakyti, ar ne, jos lengvai gelsvos. Nu, tokios ne tai, kad gelsvos, lengvai auksinės, galim sakyti. Ir jos sukasi su tokiais mažais, mažais brandoliukais. Mhm. Ir ta aureolė tokia, jinai kaip judėtų. Nuo 7 iki 8 dimensijos. Mhm. Dar tiesiog norėčiau irgi pridurti, nes nepasidalinau, kad labai jaučiame mes su vyru savo realybę nuo 7 dimensijos dabar, savo kasdienybę. O kai išeiname į meditaciją, visą laiką yra pojūtis, kad veikiame nuo 13 dimensijos. Tai todėl galima ir suprasti, ar ne, kodėl išnyksta emocija, išnyksta mintis ir išnyksta fizinio kūno, reiškia, jautra. Nes kai veikimas vyksta nuo 7 ir tu tada jauti iš karto, kada nukrenti kažkur tai žemiau, jeigu kažkas, tai tada iš karto tu pajauti ir kūno tada skausmą, pavyzdžiui, mano atveju, kur nusideginau, ir tada pajauti, kad kažką tai nori protas analizuoti arba kažkokią emociją, iš karto pajauti, bet tai yra tiesiog ne tai, kad tu iš karto eini vėl į aukštesnį lygmenį, bet tiesiog savaime tai vyksta natūraliai, ne tai, kad bėgi, bet tu kaip tik jautiesi tvirtas ant žemės, nes tavęs nebeįtakoja išoriniai. Išoriniai veiksniai tavęs neįtakoja, tu būni savimi, savo ašyje, savo tvirtume. Nu va. Labai gražiai ir aš jau netgi matau, kaip pakitusios yra jūsų ir smegenys, ir struktūra jūsų pakito. Jinai tikrai šviesi dabar. Ir jūs pajautę tą visą savyje integraciją, aktyvaciją, užfiksuokite savyje, leiskite viskam užsifiksuoti. Kad ta jausena šita, kuri ateina, tas pojūtis, jisai leistų jums iš tikrųjų susivokti realybėje, kasdienybėje, kas aš esu, nes aš esu beribė sąmonė, kuri nuolatos evoliucionuoja ir skleidžiasi ir veikia daugiamatiškai ir geba ar ne naviguoti ne tik realybėje, žemės realybėje, bet gali naviguoti ir visatinėje realybėje. Ir viskas, kas vyksta kasdienybėje, kas vyksta realiame jūsų gyvenime, tai yra atspindys jūsų vidinių reiškiasi dažnių, vidinių resursų, tai kas yra. O resursus mes galime vis užpildyti naujais, ar ne, galim juos keisti. Viskas priklauso, kokiame mes esame sąmonės sluoksnyje dabar šitame etape. Ir dar toks priminimas, kad nevertinkit savęs, kad aš toksai arba toksai. Darykite tai, kad būtų kiekvieną akimirką vis aukštesnis dažnis jūsų veiksmuose, sprendimuose ir mintyse ir emocijose. Kiekvieną kartą matykite save vis einantį, reiškia, per kitą sluoksnį. Ne save, reiškiasi, teisti, vertinti, kad aš tą padariau ir atgal save varyti per tą dažnį. Ne. Jau praeitis, ką padarei, einam toliau, į priekį einam. Jeigu norim evoliucionuoti, norim patirti save per kitą sluoksnį, mes turim eiti į priekį ir į priekį.
Ir ne per spaudimą, o tiesiog per tą vidinį savo tyrumą, per tą savo vidinę ašį eiti į tai, kas iš tikrųjų esat. Nei per išorę, nei per lakstymą, bet per save. Aš labai aiškiai suvokiu savo sąmonės misiją. Labai aiškiai suvokiu, kad kuo daugiau žmonių patirtų save, nebūtų prisirišę nei prie nieko, o tik tai galėtų susijungti visiškai pilnai su savo aukščiausiu tašku, su savo dieviškumu, su šaltiniu ir tada eitų. Tada yra visi atsakymai kiekviename. Visa būtis, visa esatis apie tai, kas esate išties. Nu va, labai gražiai procesai įsisuko, labai gražiai viskas įsiplėtė. Aišku, jūs galite dar jausti labai stiprias energijas. Viskas priklauso nuo to, kiek mes esame pralaidus. Nu va. Ir dabar Gautama Buda, jisai, kadangi procesas vyko būtent su Gautama Buda, jisai viską mums čia aktyvino. Jisai dabar ir esam tokioje erdvėje visi, jinai balta, balta, skaisti ta erdvė. Ir jis kiekvienam išdalina po kažkokį tai paketą. Ir tas paketas, pavyzdžiui, aš savo matau kaip gyvą paketą. Bet kažkas galit kitaip matyti kaip paprastą. Ir kiekvienas atidarykite, pažiūrėkite, ką gavote iš Gautamos Budos. Mhm. Mano paketas yra gyvas ir yra ruošiama erdvė būtent su juo, kaip bendra kūryboje. Visiškai pilnai jaučiu savo sąmonę bendra kūryboje su Gautamos Budos sąmonė. Ir tai ta kūryba yra nešamoji visatinė kūryba. Ir jinai yra gyva. O jūs galite pasižiūrėti, atsidaryti savo pakį, pajausti, ką jūs gavote. Gal taip pat Buda kviečia jūs į bendrą kūrybą. Skleisti. Skleistis ne tik dėl savęs, bet skleisti ir į žmoniją, į visatą. Leiskite savo būti iš tikrųjų tame, patikėti visiškai pilnai savimi, kūrėju. Ir šiuo atveju esame su Gautama Buda, kurio sąmonė taip pat evoliucionuoja nuolatos. Ir šitą, ir labai gražiai jisai sako, žinai, sako, jum analizuoti ir projektuoti nieko nereikia. Reikia leisti tiesiog viskam vykti. O vyksta iš tikrųjų labai daug. Ir dabar vyksta toksai labai graži jungtis visų mūsų. Ir matau, kaip jungtis visa mūsų vyksta ir dar mūsų grupė iš Indijos, kuri yra. Čia yra, mačiau keletą merginų pasijungusios iš Indijos, bet ir visa grupė. Ir apsijungimas vyksta, žinokit, visų per širdies erdvę su auksinė srove. Mhm. Tai yra sąmonių jungtis, tai yra širdžių jungtis, apie kurią žodžiais neištransliuosi, yra tik tai pojūtis.
Mhm. Ir dabar galite tokį jausti kaip ir ištirpimą toje energijoje, savęs išskaidimą, o gal ir susitraukimą, kas jau gebate ar susitraukti ir išsiskaidyti. Mhm. Leiskite savo patirti tą pojūtį. Nu va, ir matosi mūsų erdvėje daug auksinių ir sidabrinių kristalinių dalelyčių. Tai tiesiog yra užbaigtinis naujų elementų, reiškia, pilnas įaktyvinimas, tai yra Saulės ir Mėnulio. Kadangi kitus elementus mes labai aiškiai ir nepatirdavome, o šitie elementai mums asocijavosi visai pagal kitą dažnį, o dabar yra iš viso mūsų struktūroje, kaip elementų dalis, iš ko susideda mūsų kūnas. Tai begalę, reiškiasi, aukso dalelytės atspindi Saulės energetiką, sidabro dalelytės atspindi Mėnulio energetiką. Tai vad galite jausti stipriai ir kiekvieno lauke jų labai daug. Dar kažkodėl mūsų nepaleidžia iš tos erdvės, nežinau kodėl, bet noriu dar biškį pasižiūrėti. Kol kas Gautama Buda jisai, nu, va, dar neužbaigė visko. Aha, kažkodėl eina, kad pasižiūrėkite savo paketus, ką gavote iš Gautamos Budos. Nes kažkas tai nepasižiūrėjote dar. Nu va. Va. Nu va, ir labai labai gražiai procesas užsibaigė. Kiekvienas iš jūsų dar pabūkite savyje, nors 10-15 minučių su šita energija. Patirkit save va šitoje būsenoje, šitoje esmėje. Gal kažkam reikės netgi ir ilgiau pabūti, nes taip jaučiasi. Nes atsivirinėja labai daug gražių sluoksnių. Žinokite, iš tikrųjų, nu, vat, kas įvyko struktūrose kiekvieno jūsų, tai vyko pokytis. Pokytis. Labai gražus. Aš esu begaliniam dėkingume jums visiems, mėlyjeji. Aš taip džiaugiuosi, kad jūsų tiek daug šiandieną prisijungia. Aš taip džiaugiuosi už tą bendrą mūsų sąmonių kūrybą. Tiesiog begalinis džiaugsmas ir džiaugsmas keliauti kartu per mūsų evoliuciją ir patirti tiek daug nuostabių ir gražių dalykų. Ir visi gražūs dalykai, nesvarbu kokie jie bebūtų, ar jie būtų mūsų šešėliniai, ar mūsų šviesos, jie yra visi reikalingi mūsų evoliucijai. Tai ką, mėlyjeji, apkabinu jūs kiekvieną, apkabinu savo širdimi ir jeigu kažkokių klausimų kyla, ar dar norite kažko paklausti, rašykite man asmeniškai ir mes susikontaktuosim. Iki ir gražaus jums sekmadienio.